24 diena. Ryžtas turėti. Deklaravimas. Kai mintyse nėra nė šešėlio abejonių, noro ir baimės, o yra tik ramus ryžtas turėti, tuomet tai, kas neįmanoma, tampa įmanoma. Galima laikyti egzaminą neišmanant dalyko, sėkmingai pasirodyti sudėtingiausiame pokalbyje, sudaryti itin naudingą sutartį, laimėti beviltišką bylą, žavėti tuos, apie kuriuos nedrįsote net ir svajoti. Atsisakykite noro pasiekti tikslą, veikite šaltakraujiškai kaip samurajus, kuris gyvena taip, lyg jau būtų miręs. Iš anksto susitaikykite su pralaimėjimu, bet manykite, kad tikslas jau kišenėje. Atmeskite viltį, silpnųjų lemtį ir išsigelbėjimą. Tik likite pasirengę gauti tai, ką sumanėte. Juk jūs to norite, tai ir turėsite. Aiškinimas. Noras – tai dėmesio sutelkimas į patį tikslą. Vidinis ketinimas – tai dėmesio sutelkimas į savo judėjimo tikslo link procesą. Išorinis dėmesio sutelkimas į tai, kaip tikslas realizuojasi pats. Vidinių ketinimų tikslas pasiekimas fizinėme pasaulyje, išorinių pasirenkamas iš variantų erdvės. Vidinis ketinimas mėgina tiesiogiai paveikti aplinkinį pasaulį, o išorinis leidžia tikslui realizuotis pagal ketinimą. Tvirtas ir besąlygiškas tikėjimas sėkme paleidžia išorinio ketinimo mechanizmą. Paprastai protas nori, o siela priešinasi, arba siela veržiasi, o protas neleidžia. Dėl to vaizdas priešais pasaulio veidrodį darosi neaiškus, neryškus. O kai siela ir protas vieningai siekia to paties, atsiranda ryškus vaizdas, kurį veidrodis tučtuojau materializuoja iš variantų erdvės. Pasiryžkite turėti tai, ką sumanėte. Jūs neturite ko prarasti. Jūsų galimybės riboja tik jūsų ketinimas.